Sveiki, esu Gintaras Byčius, dirbu OS klinikoje, esu chirurgas, bet tačiau dirbu kaip onkodermatologas, kadangi dirbu su odos ir paodžio minkštųjų audinių piktybiniais ir gerybiniais navikais. Daugelis žmonių maišo, galvoja, kad ir melanoma, ir vėžys tai vienas ir tas pats navikas, kadangi tai yra ant odos. Deja, melanoma yra odoje atsiradęs pigmentinis piktybinis navikas, tačiau gali atsirasti ir kitose vietose. Antra vieta pagal dažnumą tai yra akies tinklainė, o odos vėžys jisai atsiranda visada ant odos. OS klinikoje mes galime ištirti odos auglius, tiek juos pašalinti, tiek su skalpeliu, kitaip sakant, operaciniu būdu, tiek ir su elektrokauteriu. Taip pat atliekami čia ir tyrimai, imamos biopsijos, jeigu reikia, ir taip pat nuograndos citologiniai diagnozei nustatyti.